Gerbiamas Seimo nary, daktarė, mielas mūsų svety, mėly bičiuliai atėję čia, katalikai, lietuviai, broliai, seserys. Pirmiausia, noriu pasveikinti jūs su sekminių švente, su didžiulė švente, kuri yra šiandien ir kuri iš tikrųjų yra kaip raktas. Dabar, ką mes galim pakeisti savo Lietuvoje. Labai panašu kaip tada. Mes gyvenome panašiais laikais, kai buvo sekminės, kai apaštalai, 12 apaštalų tiesiog užkariavo Romos imperiją, kuri buvo pagoniška ir, galima sakyti, tada doriausi pasaulio pagonys, romėnai, degradavo tiek, kad jie buvo baisi blogio imperija, darėsi vis labiau. Labai panašu į dabartinę blogio imperiją, liberalizmo, blogio imperiją, pasaulinę, tokia hidra, kuri tiesiog čiulpia visas tautas, jinai tiesiog jos paskutinės jėgas iš tų tautų išsunkia. Ir kaip tada, taip ir dabar. Kaip dabar, taip ir tada buvo ir iškrypimai visų rūšių LGBT Romos imperijoje. Tenai tik tai, aišku, nebuvo tokių propaguojančių paradų, bet buvo šventės, kuriuose buvo ištvirkavimai. Buvo visokiausi paleistuvavimo šventės, tiesiog šventės, religiniai šventės, rengiamos tada. Už Romos imperijos ribų buvo dar baisiau, buvo kanibalizmas, aš vis klausiu vaikų, mokinių, iki kada danai valgė danus. Kanibalizmas Danijoje buvo iki 11 amžiaus. Kodėl 11? Atsiverčiant Wikipediją, atėjo katalikų misija į Daniją ir danai pradėjo nebevalgyti danų. Saksai aukojo žmonės, lietuviai aukojo žmonės demonams. Panašiai. Tai sustabdė būtent katalikybė. 20 amžių Polinezijoje dar aukojo demonus, kol neatėjo misionieriai. Religinė prostitucija ir taip toliau buvo Romos imperijoje. Ir šitą išvalė apaštalai ir išvalė tik tai katalikų bažnyčia, tai yra vienintelis vaistas nuo visų ligų, žmonijai nuo visų ligų. Katalikų mokymas tradiciniai sakramentai, kito vaisto nėra. Todėl turime atkurti katalikišką valstybę. Dabar Švedijoje, sunku patikėti, bet yra vadinamas mokslininkas, kuris vėl rekomenduoja valgyti žmogieną. Taip, aš turiu straipsnį apie tai. Tai ekologijai naudinga, tai naudinga gamtos pusiausvyrai, emisijoms visokioms ir taip toliau, kaip Europos Sąjunga daro. Ir švedai visiškai rimtai tai žiūri, televizijoje balsuoja, kad aš paragaučiau, 8% paragautų žmogienos. Ten gal mirusių žmonių, bet gal gyvus vėliau pradės valgyti, neaišku, kas čia bus. Bet žodžiu, pradėję degraduoti iki iškrypimų įteisinimo kabutėse, mes degraduojame galbūt ir iki žmogienos valgymo. Švedijoje katalikų civilizacija sunaikinta jau 500 metų. Nenuostabu, kad pas juos tai vyksta. Ir dabar liberalizmas yra naujoji barbarybė. Ir kaip jie sunaikino katalikišką civilizaciją, tą barbarybę, taip dabar vėl šventoji dvasia ir bažnyčios ugnis, šventosios dvasios turi vėl išvalyti šitą liberalizmo barbarybės užkratą, virusą, galima sakyti. Mes gyvename beprotiškos, nusikalstamos, Dievo valiai ir žmogaus prigimčiai prieštaraujančius liberalizmo ideologijos laikais. Paskaitysiu, ką rašė ispanų tradicionalistas, katalikas tradicionalistas, politikas ir politikos teoretikas Juan Vázquez de Mella, kovojęs už katalikišką valstybę Ispanijoje. Tauta įstatymus gauna ir patvirtina per tradiciją, kuri yra visuotinis šimtmečių balsavimas. Tikroji tautos valia yra nekintanti ir kaprizinga vienos dienos nuomonė, bet vienbalsis pasirinkimas visų kartų, sujungtų ir įkvėptų to paties tikėjimo ir identiškų troškimų. To paties tikėjimo yra monoidėjinė visuomenė. Viena idėja. Už tai katalikiška valstybė, kaip pavyzdžiui Franko Ispanija, generolo Franko, Salazaro Portugalija, profesorius Salazaro, Dolfuso Austrija, nebuvo partijų. Tiesiog buvo uždraustos liberalios partijos. Kodėl? Už tai, kad jie skelbia žmonės sielą žudančią ideologiją, liberalizmą ir griaunančią visuomenę, ideologiją ir liberalizmą. Buvo leidžiama Las Familias Políticas,
yra politinės šeimos. Tokios kaip jėgos, kurios truputėlį skirtingus aspektus pabrėžia katalikiškam mokyme, katalikiškoj politikos teorijai, bet visos yra katalikiškos tos jėgos. Tai yra normali valstybė, tai yra normalybė. Mes gyvename nenormalybėje, mes gyvename naujojo barbarybėje. Tai reikia suvokti ir pabrėžti. Kodėl blaškomės, kodėl nepavyksta atgimimas, kodėl mums nepavyksta susitelkti, susivienyti, kodėl tyriai išmirštame. Ne tik dvasiškai, bet ir fiziškai tautos mažėja. Ir tai ne tik mes, visa Europa, visa katalikiška civilizacija. Statistika sako, miršta tautos. Mažiau gimsta negu miršta. Vienas mūsų kovos draugas, tradiciai ištikimas katalikas, klausė savo Facebooko įrašę, kodėl mes, Vytauto didžiojo tauta, ne tik, kad nedrįstame pabandyti paieškoti savo didžiojo vyro kapo, bet ir nesekame jo pėdomis, jo pavyzdžių, puolame vėl ir vėl į lietuvišką depresiją. Visiems būna. Prisipažinsiu ir aš. Bet mes turim ten nepulti. Kodėl mes emigruojame? Arba į vidaus migraciją, pasitraukdami nuo savo tautos likimo sprendimo, ar net emigruodami į užsienį. Apie 1 milijonas paliko Lietuvą. 1 milijonas mūsų tautiečių. Mano pusbrolis, mano keli pusbroliai daug. Aš tą žinau tragediją. Ir jie skundėsi, kad Lietuvoje yra blogai. Reiškia, liberalioji klika užėmusi mūsų valstybę, okupavusi mūsų valstybę, daro kažką taip. Gerai, kad siekime atrasti Vytauto didžiojo, mūsų šlovės ir galybės kūrėjo palaikus, bet to negana. Turime atsiminti, kad jis ir Lietuvos valstybės katalikiškos santvarkos kūrėjas. Ir svarbiausia, privalome siekti atkurti tą katalikišką santvarką. Turime siekti valstybės, nors ir kuriamos nauja forma, naujų pavydalų, bet pagrįstos tais pačiais amžinais katalikiškais principais. Net gimstame ir nesusivienėme kaip tauta. Va, jūsų buvo vilties manifestas, kaip tik, kurį mes pasirašėme su Aleksandru, ir daug kas pasirašė. Kodėl nepavyksta vis dėlto? Todėl, kad nesiekime to, kas svarbiausia. Nesiekime atkurti to, kas vienintelė gali duoti tautai atgimimą, atkurti mūsų šlovę ir galybę. Nesiekime katalikiškos valstybės, kuriai pamatus padėjo Vytautas didysis. Būtent iš katalikiškos valstybės išaugo tiek politinė, tiek kultūrinė mūsų tėvynės šlovė ir galybė. Mes turėjome katalikišką santvarką daugiau nei 400 metų. 400 metų katalikišką santvarką. Nuo krikšto iki valstybės padalinimų, tiksliau iki gegužės 3 konstitucijos, kurią visgi masonai ten priėmė iš dalies ir jau valdžia kyla ne iš Dievo, bet ir iš tautos, kuri tauta gali nuspręsti, daug gali nuspręsti ir teisinti iškreipimus, jinai gali nuspręsti, jeigu jai nuotaika užeina, reikia labai atsargiai su tautos valdžia. Pirmiausia, turi būti Dievo įsakymų vykdymas, į tautą vykdo Dievo įsakymus ir tada išeina ir tautai gerai. Pirmiausia, Dievo teisės, paskui žmogaus teisės, tik iš to gali išplaukti geros žmogaus teisės. Kitos tautos turėjo 1500 metų katalikišką santvarką, nes Romos imperijoje katalikiška santvarka jau buvo 380 įsteigta. Valstybinė katalikų religija Romos imperijoje. Ši valstybinė katalikų religija sukūrė visą mūsų katalikiškos civilizacijos šlovę, katedras ir universitetus, vyro riterišką pagarbą vaikui ir motinai, moteriai, damai, labdaros sistemą ir daugybę kitų dalykų. Visą civilizacijos rūmą. Galop katalikybė pagimdė fenomeną, kurio iki šiol nebuvo žmonijos istorijoje. Šventuosius, tobulus, nuo žmogiškų ydų išsivadavusius, herojiškų dorybių laipsnių šviečiančius, tobulai Dievą ir artimą mylinčius žmonės. Lietuviai ims tikrai didžiuotis savo šalimi, tik katalikiškoje valstybėje, su turais katalikiškais įstatymais ir institucijomis. Teisingai, tai yra katalikiškai pasakojančioje savo šlovingą istoriją, naratyvas istorijos turi būti katalikiška, pabrėžiančioje nenutylinti šlovingiausios istorijos vietas. Iš tokios valstybės nesinori emigruoti, jie norisi kurti. Laikas padaryti tautos sąžinės sąskaitą už mažiausiai 36 laisvos Lietuvos metus. Nors šiaip reiktų pamastyti ir apie 250 metų. Nuo tų laikų, kai edukacinė komisija pradėjo naikinti masonišką edukacinę komisiją. Šiaip ten buvo daug masonų, aš turiu knygą, ten parašyta, kokie masonai buvo ten. Jie pradėjo naikinti katalikišką švietimą. Tobuliausią jėzuitų sistemą, švietimo sistemą. Ir po to išsprogo liberali revoliucija, Kostiuška. Bedievis vadovavo mūsų sukilimui. Deja, katalikų sukilimas vadovavimas bedievių ir masonų. Nuo to prasidėjo tautos degradavimas. Žemyn, 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 iki dabar. 250 metų liberalizmas siaubė mūsų valstybę.
ir tėvynę. Bet pagalvokim, apsiribokim Sąjūdžio laikais, kol kas 30, kiek čia tų metų dabar pas mus, 36 metai. Kaip mes pražudėme prasidedantį savo atgimimą. Mes visi nusidėliai ir pirmiausia aš pats, bet pirmiausia turime paklausti tų, kurie pretenduoja būti tautos vedliai, jos elitas. Į ką jūs pavertėte Lietuvą? Į ką mes pavertėme Lietuvą? Nes mes leidome jiems tai padaryti. Gal pasyviai praleidome, kažko nepadarėme, ką darom dabar, pagaliau nebeišsikentę. Į ką jūs pavertėte Lietuvą? Kartais tyčia, o gal nejučia, neretai nusikalstamos liberalizmo ideologijos nuodų užnuodyti politikai, mūsų broliai ir seserys lietuviai, užsmaugė katalikiškos tautos atgimimo sąjūdį ir nuvedė savo tėvynę į pūvančio liberalizmo liūną. O juk tauta, nepaisant komunistų bedieviškų represijų, vis dar buvo didelė savo dalimi dvasia savo katalikiška. Sausio 13, kai dar dėjo sovietų tankai, ant Seimo, dar aukščiausia taryba vadinosi, bet širdyse buvo Seimas. Aš ten buvau 16 metų, vaikinukas. Jaunesnis už tuos mūsų jaunuosius, kurie džiaugiamės mūsų jaunimo gretom, kurie irgi čia. Tada buvo užrašas, ant Seimo didžiulis užrašas Jėzau, Marija, mylime jūs, gelbėkite sielas. Didžiuliam raidėm. Buvo Dievo motinos statula, kurie meldėsi 100 000 žmonių. Su keliasdešimt naktį ten sumažėjo. Kunigo Grigo atnešta statula. Kariai, kariūnai su uniformom laikė Aušros vartų Dievo motinos paveikslą prie Seimo. Kas vyksta dabar, į ką jūs pavertėte čia Lietuvą, kuri sugriovė Sovietų sąjungą, nes Sovietų sąjunga subyrėjo, Belovežo susitarimas, kad išardoma Sovietų sąjunga, nekalto prasidėjimo šventė, 8 gruodžio, nekalto Marijos prasidėjimo šventė, nekaltoji nugali blogų imperiją. Per Kalėdas, 1 ir 2 dieną, Gorbačiovas pasirašo, kad Sovietų sąjunga oficialiai panaikinama ir nuleidžiama Sovietų sąjungos vėliava. Per Kristaus karaliaus ateimo į valdžią dieną, kai jis įkūrė katalikišką civilizaciją, kuri įkurs katalikiškas valstybės, tai čia mūsų matomi plakatai. Tai sutapimas? Negali būti tokių sutapimų. Per šventės, grinai Marijos šventės ir Kristaus Sovietų sąjunga subyrėjo. Po to, kai Lietuva paskelbė nepriklausomybę 7 dienos po Švento Kazimiero šventės. Ta oktava vadinasi. Ne švenčia oktavos oficialiai, bet vis tiek tauta ilgiau mini Kaziuko ir mūgė viskas vyksta. Tikrai tas numerologija tai yra prietarai, bet čia ne numerologija, čia tiesiog yra faktai istoriniai. Tiesiog labai sukrečia tie dalykai, kai pagalvoji. Ir kas vyksta dabar? Toj Lietuvoje, kuris sugriovė blogų imperiją, pro Vilniaus katedrą, kadaise bene svarbiausia Europoje katalikiškų rytų misijų centrą, pro Lietuvos ir jos jaunimo globėją, Švento Kazimiero kapą, kasmet žygiuoja laukinės liberaliųjų barbarų ordos, propaguojančios iškrypimus besišaukiančius Lietuvai dangaus keršto. Eitynės už lygybę. Kokia lygybė? Kokia gali būti lygybė tarp purvo ir sniego, lygybė tarp nusikaltimo ir šventumo, lygybė tarp iškirpimo ir šeimos, normalios šeimos, vyro ir moters šeimos. Liberalizmas bando sulyginti gėrio ir blogio teises. Iškirpimo ir šeimos visų tų dalykų teises ir netgi blogio teises labiau įteisinti, vis labiau tai vyksta liberaliai ne marksistai, kurie valdo dabar, vis labiau bando įteisinti blogį negu gėrį, kad aukščiau tie blogio šalininkai yra tarsi teisiškai. Bet ten žengia ir liberalusis jaunimas vadinamas, kuris visiškai nežino, kas yra objektyvus gyvenimo tikslas. Amžina laimė, kad ten galima nueiti tik per katalikų bažnyčią, amžina laimė, eina pro katedrą, propaguoja iškreipimus, jauni, gražūs žmonės. Sako, ateikit, pakalbėsim per mikrofoną, mes kviečiam per tą, per tą protesto akciją, mūsų maldos akciją. Protesto, ateikit, padiskutuosim per mikrofoną, duoti didžiausią aparatūrą. Galim, jeigu jūs tokie liberalai norite taip diskutuoti, taip mėgstat. Jie tik klykia ir jie nebenori diskutuoti. Jie diskutavo dėl pačių švenčiausių dalykų, sugriovė mūsų civilizaciją, viską galima pakeisti, diskutuoti, ką tik nori, šeimą panaikinti, ką nori, bet dabar diskutuoti dėl jų dogmų, tų blogų dogmų, kabutėse.
jau jie nebenori. Bet jau jaunoji karta atsigauna. Jis žino apie Epšteino failus, galutinį liberalų sužiūrėjimo įrodymą paleistuvavimo pedofilijos tinklą, kuris traukia ir lietuvius. Jau žino, net mūsų dukrytės pati surado tiesiog tą Epšteino failus, pati atrado tą baisų dalyką. Šiame fone visai nekeista, kad Lietuvos mergaitė buvo atiduota žmogui, sunku ištarti mamai, kuri, kaip sakė, jį pati pardavinėjo mergaitę pedofilams. Ir net įvėlė policijos pareigūnus, kurie lazdomis daužė mergaitę gynusius giminaičius. Visai nekeista, kad taip vyksta. Ir tai, kad pedofilija įsiveržė į katalikų bažnyčios vyrų gretas, liūdnas faktas, kurį nereikia slėpti, bet bažnyčia kovoja su šia yda daug labiau nei kitos institucijos. Turime straipsnį apie tai. Bet ir šis nuosmukis įvyko dėl to, kad liberalizmas įsiveržė į bažnyčią, padarė revoliuciją pačioje bažnyčioje ir bando įtakoti ją. Dėl to yra moralinis nuosmukis, ne dėl katalikybės. Daug metų mes dirbame su tom temom, tai tikrai turim gautą literatūrą, kurią kviečiam įsigyti, nes daugybė darbų išeina. Tikrai gal geriausia katalikiška literatūra Lietuvoje nesigiriant, nes čia tiesiog šitom rankom teko daryti daugą ir tikrai skaičiau, kai ką tai yra labai geri dalykai. Tai prašom po to įsigyti ir galbūt paaukosite čia daugų dėžutę mūsų ir daugybė veiklos, kuri tarsi į smėlį susigeria tos pastangos ir atrodo, kad pinigai tik tai kažkur dingsta, gal kaip nors prasiveršim. Tai prašom po to įsigyti, bet dabar mes turim pasakyti, kad taip, ir socialistai, ir konservatoriai irgi yra liberalai, kaip kalba profesorius Plėšnys, yra klasikinis liberalizmas, konservatyvus ir socialistinis. Jie garbina laisvę, bet neigia realybę, kad tikroji laisvė gali būti tik laisvas apsisprendimas už gėrį. Tik tai yra laisvė. Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas, sako Kristus. Tai liberalioji laisvė, tai nėra laisvė, tai yra vergavimas savo įdoms, davimas galų gale žmonijos priešui, kuris hebrajiškai yra šatan. Žinom, ką tai reiškia. Tiesiog šatonas. Tai nėra laisvė. Tai liūdna sakyti, bet tie konservatyviai, tiek socialistiniai Lietuvos liberalai, įskaitant dabar valdančią partiją, oficialiai palaiko iškreipimus, sodomijos nuodėmę, kuri, kaip moko pats Dievas, pats Kristus karalius ir jo įsteigta bažnyčia, šaukasi dangaus keršto visai Lietuvai. Čia Justiniano kodeksą, geriausiam teisės kodeksą, daktarė, jūs žinot tikrai, kas yra Justiniano kodeksas, Romos imperijos, jau katalikiškos Romos imperijos teisės sąvadas, ten yra mirties bausmė už sodomiją, kadangi jinai užtraukia dangaus kerštą visai valstybei, tai pasaulinė imperija. Tai taip ir parašė. Mes turim čia citatą, galite paskaityti, mes jums parodysim. Yra numeris homoseksualizmas, šeima ir jos priešai homoseksualizmas. Kunigas Traktis, mano klasioko labai geras kunigas, tai va. Ir tiesiog šita valstybė tiesiog eina žemyn ir smukdo žemyn visą tautą. O Dievas liepia, kad valstybė būtų katalikiška. Lygiai prieš 100 metų, Pijus XI, enciklika Quas Primas, jis moko taip. Valstybės šios Kristaus karaliaus šventės minėjimas atnaujinamas kiekvienais metais pamokys, kad tiek privatus asmenys, tiek valdininkai ir valstybių vadovai įpareigoti viešai garbinti Kristų bei jam paklusti. Įpareigoti valstybių vadovai ir politikai paklusti Kristui viešai jį garbinti. Ši šventė įkvėps jiems mintį apie tą paskutinį teismą politikams, kuriame Kristus dabar ne tik pašalintas iš viešojo gyvenimo, bet ir paniekinančiai užmirštas bei ignoruojamas, griežtai baus už tas neteisybės. Juk jo karališkas kilnumas reikalauja, kad visa valstybė būtų tvarkoma pagal Dievo įsakymus ir krikščioniškus principus tiek įstatymų leidyboje, tiek teisėtvarkoje, tiek diegiant jaunimo sielose sveiką mokymą ir dorus papročius. Neturėkime iliuzijų. Įveikti mūsų civilizacijai mirtiną liberalizmo drakoną nepadės jokie nauji rinkimai, jokios naujos partijos, nes liberalai kol kas kontroliuoja jų procedūras rinkimų, švietimą, žiniasklaidą. Reikia demontuoti visą liberalią sistemą ir pakeisti ją katalikišką.
reikia formuoti katalikiškos valstybės siekianti platų tautos sąjūdį. Kaip katalikiškos Ispanijos valstybei, generolo Franco, ne fašistinė, kaip sako dabartiniai politologai, tai melas, aš studijavau politologiją truputėlį ir kalbėjom, Aleksandras buvo pakvietęs politologus iš Lenkijos, Vilomskį, Bartizel, tai buvo katalikiška valstybė, išanalizavę tokio storio knygose, tos knygų įvairios knygos, 3 knygas žiūrėjau, visur sako, Franco valstybė buvo ne fašistinė, o katalikiška. Tai va, ten buvo Movimiento Nacional, tautos sąjūdis, tautos judėjimas. Tokio judėjimo turim vilti, kad, daktarė, jūs galbūt kažkiek imsitės, mes padėsim, kiek galėsim. Bendras tautos judėjimas, susivienijęs už tai, kad atkurti katalikišką valstybę. Nes tik tada mes gausim galingą Dievo pagalbą, kad tą valstybę atkurti, sveiką, gražią, katalikišką. Nes jeigu mes vien savo jėgom, mes prieš blogio tas jėgas nenugalėsim. Bandėm 30 metų, nieko neišeina kol kas. Tik tai su Dievo malonės pagalba mes galime. Prašom, tiesiai. Kur patogiau. Taigi, platų tautos sąjūdį. Ir Austrija Dolfuso buvo toks sąjūdis ir buvo šitoj Portugalijos Salazaro profesoriaus. Ten jie vadinasi União Nacional, jeigu gerai ištariu, nacionalinis susivienimas. Taip ir vadinasi. Tik tai norėtųsi, kad nacionalinio susivienimo broliai ir mūsų tai katalikai tradiciniai irgi, kurie ten dalyvauja, kad plačiau bandytų vienytis dar daugiau su kitais žmonėm, kitom jėgom, kad būtų platus judėjimas. Liberalizmo sistemą galima palyginti su senovės Kartagina. Tai buvo kraupi, kiaurai prekybinė, moralę atmendanti blogio imperija. Komercinių operacijų sėkmei kartaginiečiai demonams aukodavo tūkstančius kūdikių, sudegindavo arba pasmaugdavo. Nes savo vaikus tėvai Kartaginui aukodavo demonams už prekybinę sėkmę. Liberalai istorikai bandė tai paneigti, bet archeologai tai patvirtino. Jie surado 20 000 nužudytų kūdikių, pagonių paaukotų demonams Baalui ir Tanit prie Kartaginos, dabartinė Šiaurės Afrika. Ir stipriau argumentai įrodo, kad būtent jie buvo paaukoti, o ne mirė dėl ligų. Liberalizmo sistema paaukojo savo stabams beveik 2 milijardus nužudytų dar negimusių kūdikių, 100 kartų daugiau, 100 000 kartų daugiau negu rasta Kartaginoje. 2 milijardai, 1,8 milijardo nužudytų kūdikių pasaulyje negimusių vien per paskutinius 40 metų. Bet prieš tai dar buvo, bet neregistruota gal. Yra abortion clock, toksai abortų laikrodis. Tai yra 26 antri pasauliniai karai nužudytų kūdikių. Suprantat, kas tai yra? Ir tai dėl liberalizmo. Aš to baigiu. Žiūrėti laikrodį, suprantu, kalbu gal ilgai. Bet tikrai daug tų minčių labai trumpinam. Todėl mes galime pasakyti apie liberalizmo sistemą, taip kaip romėnai sakė apie senovės Kartaginą. Jie sakė, kad ją reikia sugriauti. Jų politikas vienas garsus baigdavo savo kalbą kiekvieną kalbą žodžiais. Ir mes dabar turim pasakyti tą patį apie liberalizmo sistemą. Delenda est Kartago. Liberalizmo Kartagina turi būti sugriauta. Liberalizmo sistema pati savaime nusipelno būti nušluota nuo žemės paviršiaus. Žinoma, tai reikia daryti palaipsniui, taikingai, paliekant tai, kas gera yra sukurta. Juk daug geresnių dalykų liberalizmas tiesiog pasivogė iš katalikiškos civilizacijos. Socialinė rūpyba, daugybė dalykų, pagarba moteriai ir taip toliau. Reikia palaipsniui reformuoti esamą sistemą ir atkūrinėti katalikiškos santvarkos elementus. Ir tik tai išgelbės Lietuvą, Europą, pasaulį. Ir po to, kai mes jau išklausysime gerbiamą mūsų svečio ir po to, kai duosim jam klausimus, padiskutuosim, pakalbėsim, po to mes paskaitysim atsišaukimą į Seimą, tokį pasiūlymus konkrečius, kaip pertvarkyti Lietuvos valstybę į katalikišką pusę. Aišku, ten daug daugiau yra tų dalykų, ką reikia pertvarkyti. Ir atsiminkim, kad liberalizmas yra nuodėmė, taip ir vadinasi šita knyga, kunigo Salvani. Jau seniai išleista, klasika, čia galima įsigyti irgi.
Ir atsiminkime, kad kitaip be Dievo pagalbos mes Lietuvos atgimimo nepasieksim. Be katalikiškos valstybės siekio jokia tauta neatgims. Bet vis tiek bent deklaravimo, bent pastangų jį pasiekti, tauta mūsų niekaip neatgims, joks sąjūdis nesusivienys ir tauta vis labiau degraduos ir su visa Europa eis į mirtį. Ten gyvybė, Kristus yra gyvybė ir Marija, trako Dievo motina, mūsų karalienė Lietuvos oficialiai paskelbta, o be jų yra mirtis. Gyvybė arba mirtis, pasirinkim. Kurkime katalikišką valstybę.